Tikrai noriu pasveikinti, Viktorai, tave tapus meru. Kova, kaip pats sakėjai, buvo graži, ne tikrai tokia buvo. Ir aš priėmiau tavo paspaudimą, kaip pažada, kad ir toliau mes, nenoriu sakyti žodžio kovosime, bendrausime normaliai, tvarkingai, konstruktyviai. Sveikinu dar kartą. Ačiū. Ašaros neblogiau, kad neišrinktas. Gerbiami tarybos nariai, aš norėčiau paprašyti vis dėlto tarti keletą žodžių tikriausiai būsiam merui. Jo labiau, kad valdžios perdavimo tradicijos tik tai klostosi, tik tai trečias meras, kuris perduoda valdžią. Tai prašom gal. Eks-merė, imkitės valdžios perdavimo procedūrų. Gerbiamas merė, jūs šiandien jums išreiškia rajono taryba didžiulį pasitikėjimą ir suteikia didelę garbę. Ta garbė jums suteikia visi rajono rinkėjai, kurie rinko rajono tarybos narius. Gerbiamas merė, jūs už keletos dienų atsisėsit į mano vietą, kurią aš 3 metus sėdėjau, ir pradėsit savo veiklą. Tai nebus ta veikla, kuri šiandien čia buvo pretendentų ir visų išsakyta, tai tik tai mažytė dalis. Visų pirma, jūs tapsite rajono tėvų. Tai yra, pas jūs ateis 14-13 metų mergaitės, berniukai, kurie nori ištekėti pirmą laiko, jūs turėsit tarti savo žodį. Pas jūs ateis ir 70-80 metų ir vyresnio amžiaus senutės, kur jūs taip pat turėsite rasti jiems šiltų žodžius ar kitaip juos paremti. Pas jūs ateis begalė žmonių, kuriems reikalinga vienokia ir kitokia socialinė parama. Todėl aš šiandieną jūs sveikindamas, nuoširdžiai sveikindamas, noriu perteikti jums valdžios simbolius, kuriuos ir jūs, gerbiamas, turbūt nesupyksit vadinti vardu, Viktorai, dalyvaujat pašventinime vėliavos. Taip pat yra įsteigta ir pereinamoji valdžios simbolio lazda, kurią aš jums šiandien įteiksiu. Na, ši lazda yra ne tik valdžios simbolis, bet yra ir žmogaus gėrio simbolis. Ir aš norėčiau, kadangi abie šie simboliai buvo vardingai palaiminti mūsų klebonų, aš norėčiau, kad jūs, būdamas meru, ir tikiuosi tikrai, kad jūs savo gerumą dalytumėt visiems, nežiūrėdamas, ar užteks jums sveikatos ir gerų, kad jūs nesigailėtumėt to ir kas visiems, kas tik jūs kreipiasi, vienaip ar kitaip paguostumėt, užjaustumėt, na ir kartu, aišku, kaip valdžios simbolis būtumėt ir žmogus, kuris stovėtumėt už sąžiningą ir dorą rajono biudžeto lėšų panaudojimą. Tai dar kartą jūs nuoširdžiausiai sveikinu, gerbiamas merė, ir įsipareigoju be reikalo nepakelt, be garbės nenuleisti. Kadangi šios kadencijos taryba
patvirtino Tauragės rajono vėliavą, ir ji yra oficiali vėliava. Leiskite man vėliavas įteikti buvusiems merams kaip padėkos ženklą už jų darbą jų kadencijų metu, kad jie turėtų išimtinę tokią teisę turėti vieni iš pirmųjų oficialiai gautas Tauragės rajono vėliavas. Tai kviečiu gerbiamą Klemensą Paulių, buvusį Tauragės rajono merą, pasiimti vėliavą. Na, taip pat ir Petrui Jokubauskui, tai yra buvusiam irgi merui, už jo darbą savivaldybės labui. Aš prisidėdama prie šių pasveikinimų iš tiesų noriu buvusios tarybos vardu dar kartą padėkoti mūsų buvusiam merui, gerbiamam Petrui Jokubauskui, ir palinkėti jam tokios pat ištvermės, tokio pat darnaus darbo naujoje taryboje. Ačiū Jums. Eilinis pavaldys pilietis, ne kaip garbės pilietis, nes lotynai sakydavo šiktansi plioja munditis. Noriu pirmiausiai padėkoti buvusiam merui, savo kaimynui, ponui Petrui Jokubauskui, už ištvermę, atkaklumą, už darbą, jam einant šitas nuotikingai prasidėtas ir nuotikingai kadenciją turėjo šį laikotarpį. Dėkuoju Jums labai. Taip pat ir naujajam mūsų merui, gerbiamam ponui Viktorui Koštovui, taip pat noriu palinkėti ištvermės, ryžto ir sėkmės darbe. O kaip savo broliui meškeriotojui, veiklyno, tai uodegos. Prisidėdamas prie visų sveikinimų naujai išrinktajam merui, noriu kartu Lietuvos krikščionių demokratų partijos Tauragės skyriaus vardu padėkoti mūsų skyriaus pirmininkui Petrui Jokubauskui už tuos 3 metus, kur jis vedė mūsų, sakykime, tą rajono vairą ir mūsų partijos skyriaus vairą, ir noriu palinkėti sveikatos ir produktyvaus darbo naujoje rajono taryboje. Ačiū. Gal yra norinčių dar tarti žodį ar šiaip ką? Nėra, tada norėčiau tarybos narių pasitarti dėl galimybių tęsti tolesnį darbą, ar šiandien, ar kitą, kadangi, žinot, valdžios struktūros dar nesuformuotos. Artimiausias mūsų, jei leisit sėdėti, kad kėdėtųsi, artimiausias mūsų darbas būtų vicemero rinkimai. Vicemerą, žinot, pagal Tauragės rajono statutą tarybos siūlo meras. Aš šitam darbui esu pasiruošęs. Jeigu jūs sutiktumėt, jeigu yra prieštaraujančių, tai mes tai atidėtume, manau, pirmadieniui, o jeigu sutiktumėt, rinktume iškart šiandien. Kokios būtų jūsų nuomonės, noriu pasiteirauti? Prašau, Donatas. Irgi aš siūlau laikom, yra brangus, siūlau tęsti posėdį, jeigu spręsti, rinkti šiandien mūsų nuomonę. Dar Vaidelis tarybos narys. Galiojantį Tauragės rajono tarybos statutą darbotvarkė turi būti skelbiama prieš 3 dienas. Darbotvarkėje buvo paskelbtas vienas klausimas, taigi jeigu mes tęstume darbą, mūsų darbas būtų neteisėtas.
įstatymui jis neprieštarauja statutui. Taryba visada gali priimti tokį sprendimą, kadangi ir pats statutas yra tarybos sprendimas. Bet jeigu jūs taip pageidaujat, tai, suprantat, čia reikalingas bendras sutarimas. Iš tiesų, kada yra procedūriniai pažeidimai, ar ne, aš siūlyčiau nebalsuoti, kadangi daugumos valia čia šiuo metu neturėtų lemti, o turėtų lemti bendras sutarimas. Dirbti kartu šiandien ar nedirbti? Ar dar yra antrinančių vienai ar kitai nuomonė? Vieni sako dirbti, kiti sako atidėti. Prašau, Vincas Skirmantas, Tarybos narys. Jeigu yra galimybė. Ar aš įsivaizduoju atstovauja konservatorių nuomonę? Tik savo atstovauja. Ar nesutiktumėt atsižvelgti ir pakeisti nuomonę? Tik kaip kiti. O jūs paklustumėt, jeigu būtų 2/3 daugumos valia? Ne, jeigu nėra iš tikrųjų daugiau nieko, mano nuomonės nepalaikant, tai aš atsėdėjau. Ar sutinkat? Tarp frakcijų nėra. Tai ar galiu operuoti bendrų sutarimų? Yra, kas prieštarauja ar susilaiko? Nėra. Taip? Tada aš siūlyčiau mūsų balsavimu patvirtinti antrojo tarybos posėdžio darbotvarkę. Tai būtų vienintelis klausimas vicemero Tauragės rajono savivaldybės vicemero ne rinkimai, o skirimas. Rinkimai. Prašau. Ar sutinkat tarybos? Tai ar reikia patikslinti formuluoti? Tarybos darbotvarkėje vienintelis klausimas dėl vicemero rinkimo. Prašau, kad už tai šis klausimas, kad būtų antram tarybos posėdį pasiruošti balsuoti. Kas už, prašau pakelti mandatus. Ačiū. Prieš susilaikius vienas susilaikys. Tai kaip elgsimės? Daugumą. Gerbiamas Maksas, kaip apskrities viršininko pavaduotojas paklus absoliučiai daugumai, tikriausiai irgi. Na, tikėkimės. Tai taip ir darbotvarkės klausimas patvirtintas. Aš siūlau patvirtinti balsų skaičiavimo komisiją, kadangi balsavimas bus slaptas, patvirtinti tą pačią balsų skaičiavimo komisiją. Ar yra kitų nuomonių? Nėra. Taip? Nėra. Tai iki balsavimų. Kas už tai, kad balsų skaičiavimo komisija iš 5 narių, ar reikia jos išvardinti dar sykį? Tai Pranas Petrošius, prašau, Pranai Petrošius, pristatykit savo komisijos būsios sudėtis. Pranas Petrošius, Regina Rimkienė, Albina Urbutienė, Arūnas Beišys ir Arūnas Gendruolis. Kad šios sudėties balsų skaičiavimo komisija būtų patvirtinta. Prašau balsuoti. Kas už? Ačiū. Prieš susilaikysiu nėra. Vienbalsiai. Tai balsų skaičiavimo komisija po mano kandidatūros pristatymo, kandidato pasisakymo, atsakymo į klausimus, svarstymo turėtų būti pasiruošusi balsuoti. Kadangi jūs esate ir tarybos nariai, tai aš prašyčiau sekretoriato, kuris, manau, dirba, labai nepatogiai šitą tribūną pastatytų arba aš netinkamai atsisėdęs, kad iškėlus kandidatūrą jūs pasiruoštumėt slapto balsavimo procedūrai, techniškai. Tai kadangi neturiu padėjėjai, tenka pirmininkaujančią vietą užleisti ir elgtis pagal statutą, tai yra teikti rajono tarybai tarybos, tai yra mero pavaduotojo kandidatūrą.
Pagal susiklosčiusią tradiciją mero pavaduotojas užsiima daugiausiai kultūros, švietimo, socialiniais, sporto klausimais. Tai yra žmogus, kuris yra atsakingas ir skiria daugiausiai dėmesio šioms sferoms. Kita viena iš pagrindinių mero pavaduotojų funkcijų tai atlikti mero pareigas esant merui rajone. Manau, kad viena iš kandidatūrų, kuri galbūt būtų priimtina daugumai tarybos narių, būtų Sigito Kancevičius. Motyvai, kodėl mano šis pasirinkimas. Sigitas Kancevičius turi humanitarinį išsilavinimą, yra baigęs aukštąją mokyklą, taip, jis yra menininkas, taip, jis yra fotografas, taip, jis yra poezijos tiekėjas ir kūrėjas, taip, jis turi ranką ir gali parašyti šmaikštų straipsnį. Ir aš manau, kad tai žmogus, aš jo visų netgi privalumų neišvardinsiu, taip, jis yra ir teatro aktorius, ir veikėjas, ir taip toliau. Tai yra jaunas žmogus, tarp kitko, šiandien švenčiantis savo 35-metį. Aš manau, kad Sigito šitos dalykinės savybės jam toliau tobulėjant, o man kaip būsiam tarybos nariui jo tobulėjimas ir augimas kaip asmenybės, kaip žmogaus, kaip politinės partijos vadovo, man bent asmeniškai yra akivaizdus. Aš teikiu šitą kandidatūrą jūsų valiai. Jeigu, procedūriškai jeigu paaiškinant, jeigu Sigitas nesurinks slaptame balsavime daugiau kaip pusę balsų nuo tarybos narių skaičiaus, meras turi teisę teikti kitas kandidatūras. Jeigu man klausimų nėra, vargu ar jų gali būti, kadangi sakiau savo motyvus, galbūt suteikim žodį pačiam pretendentui. Prašom. Ačiū gerbiamas merė už šitą išreikštą man pasitikėjimą. Iš tikrųjų, kandidatuodamas į šias pareigas, puikiai suvokiu, kokios tai atsakomybės pareigos bus. Tai iš tikrųjų švietimo reikalai, kultūros. Švietimas mes žinom, kad daugiau negu pusė rajono biudžeto lėšų reiškia paima. Ir iš tikrųjų ten reikia daug padirbėti, kad būtų situacija geresnė. Iš tikrųjų, vien su to rajono biudžetu ne kažin ką galima nuveikti, nes būdamas ir rajono tarybos narys, ir valdybos narys praeitoje kadencijoje, ypač valdyboje, susidūriau, kaip sakant, ir akivaizdžiai taip gavau pačiupinėti visas tas problemas. Tačiau aš manau, kad nebuvo tinkamai, reiškia, išnaudoti dar kiti tie rezervai. Tai būtų galima ir įvairius fondus kreiptis, inicijuoti, reiškia. Aš čia atleiskit už tas tokias padaras mintis, nes iš tikrųjų labai jaudinasi. Man galvoju, kad aš geriausiai išmanau, sakysim, iš tų visų, kas tektų man dirbti, tai kultūros problemas. Kultūros situacija yra rajone apvertina finansavimo prasme. Vis mažėja, nes kažkaip vis taip gaunasi, kad tenka, reiškia, taupant kitas lėšas, atrėžti nemažą gabalą iš to mažo gabalo, reiškia, kultūros finansavimo. Ir čia yra labai apgailėtina ir mūsų kultūros namų būklė. Visų pirma, ką aš darysiu ir apie mediciną, tai prisipažinsiu, kad tikrai ne per daugiausiai išmanau, bet mūsų partijai labai džiaugiuosi, reiškia, viena iš 3 liberalų yra gerbiama Asta Piečienė. Tikrai dirbsime kartu ir konsultuos
jinai mane visų pirma, ką pradėsiu, jeigu būsiu išrinktas, tai nuodugniai susipažinti, kiek tai manoma, reiškia smulkiai išnagrinėti esamą padėtį šitų sričių ir tik tai dialogo tiek su kultūros darbuotojais. Aš noriu pasakyti, kad gerbiami kultūros darbuotojai girdėjau tokias kalbas, kad žodžiu, jeigu Kacevičius ateis, tai sugriaus, kas buvo. Aš noriu pasakyti, kad tikrai šitaip nebus, tik tai ieškosiu bendrom pastangom, kaip gerinti ir galų gale, kad tiek rajono taryboje tikinsiu tarybos narius kolegas, kad ta kultūra nebūtų jinai taip skriaudžiama. O, kaip minėjau, pradėsiu darbą tik tai nuodugniai susipažinęs, išanalizavęs, išklausęs tikrai didelių autoritetų šitų sričių, nes tikrai yra žmonių, kurie išmano šitos reikalus. Tai aš manau ir pats mokysiuos, kaip sakant, va šitą dialogo formą ir mes bendrausim ir kad galėčiau būti tinkamas vicemeras, išmanantis šitos dalykus, bet tai vėlgi kreipsiuosi, reiškia, į gerbiamus autoritetus, o tos kaip minėjau. Aš turbūt, jeigu bus klausimų, man bus lengviau atsakyti tuos konkretesnius klausimus, o šiaip aš dar kartą jums dėkoju už šitą pasitikėjimą, tikrai stengsiuosi neatvilti, labai ačiū. Pasitikėjimų gyvas nebus, reikės, jeigu būsit vicemeras, dirbti atkakliai. Bet perkim prie klausimų. Prašom, Vaclovas Karbauskis. Tarybos narys Vaclovas Karbauskis. Gerbiamas mere, norėčiau paprašyti 10 minučių pertraukos, nes suprantat, reikia ir pailsėti, galų gale susivokti, kas vyksta. Gal vis dėlto baigsim klausimus, o paskui aptarsim jūsų prašymą. Prašau, Donatas Rimaitis. Tarybos narys Donatas Rimaitis. Būtų pirmoji eilė sveikinu su gimtadieniu, jauni ateina į valdžią, tik kandidatų kandidatuoja. Būtų toks klausimas į tai, kaip kolegos sakau. Praėjusiai kadencijai rimtai kovoja su mobiliais telefonais, su transporto naudojimu. Galbūt nuėjusi truputėlį šono padarytas, ar tai kova buvo labai sėkminga, supratome labai pasiekiai, kaip dabar būdamas eita išrinks vicemerų, prisimins tos garbingus įpareigojimus, kad padaryti tvarką ten. Tarp kitko, ačiū. Ir kada padarysim tvarką, maždaug po 2 mėnesių, po mėnesį, kada galiu pasakyti, kada tai pasakyti, šitą aš padariau. Ačiū. Ačiū. Iš tikrųjų, kritikuoti yra visada lengviau negu dirbti, tą mes visi puikiai žinom. Na, su mobiliais telefonais aš noriu pasakyti, kad buvo sėkminga kova ir tikrai jų sumažinom labai nemažai. O tą, ką aš dariau praeitoje rajono taryboje, apie ką aš kalbėjau, tai iš tikrųjų aš matau, kaip sakant, šitoje kadencijoje realesnės galimybės, tai, kas vis dėlto nepavyko ar mažiau pavyko įgyvendinti. Saulius Oželis. Sigitai, vis dėlto tu minėjai, kad kurvosi švietimo sistema rajone. Klausimas būtų toks. Puikiai žinot, kad ir net pačio balsavimas lėmė, kad Tauragės rajone susidarė tokia situacija, kad yra kelios vidurinės mokyklos, tai yra Žygaičių, Batakių ir Daurės, kuriom gresia pereiti statuso pakeitimas. Tai yra tapti pagrindinė mokykla. Konkrečiai noriu faktais, ką tu darysi, kokia tavo nuomonė. Nuomonė, aišku, tu turbūt sakysi, kad tu turėtų išlikti vidurinė. Aš noriu konkrečiai faktais, kaip bus padaryta, ką jūs darysit, kad šitos mokyklos, kaip galima padaryti, kad šitos mokyklos išliktų vidurinėmis mokyklomis.
Ačiū už klausimą. Šitos mokyklos išliktų vidurinėmis mokyklomis. Ačiū už klausimą. Kešenė, aš labai atsiprašau, ypač svečius, vis dėlto susikaupkim dar truputį, jo labiau, kad tarybos nariai pertraukos pageidauja, tai leiskim atsakyti pretendentų į klausimus ir darykim išties, jeigu reikalinga pertrauka. Taip, tai, ką aš siekiau praeitoje kadencijoje, būtų tiesiog nepadoru atsisakyti tų mano minčių, kurios jau yra pakankamai susigulėjusios ir keisti, nuomonę ir daryti kažką tai kitaip. Mano giliu įsitikinimu kultūrai, švietimui, žinoma ir medicinai, taupyti šitų sričių sąskaitą pinigų tikrai taupyti negalima. Nes tai mes puikiai žinoma, čia tik tai bus beletristika, jeigu aš pradėsiu labai garsiai kalbėti, kad tai sugrįžta bumerangu ir kad paskui reikia daugiau išleisti pinigų kalėjimuose ir taip toliau. Kalėjimuose reiškia išlaikyti kalinius, apie tai neverta kalbėti, tai mes visi puikiai suvokiam. Mano nuostata, kad mokykla, ypač kaime mokykla, tai yra ne tik tai kaip mokykla reiškia švietimo įstaiga, tai yra dažniausiai ir kultūros įstaiga. Kultūros įstaiga ta prasme, kad yra, reiškia, irgi puoselėjamos kažkokios tos kaimuose nusistovėjusios tradicijos ir panašiai. Aš atkakliai sieksiu, kad tos 3 vidurinės, kur buvo norima, reiškia, ir galbūt vėl bus norima, kad jos taptų pagrindinėmis, aš tikrai sieksiu, kad šito nebūtų. Nes mes turime žiūrėti ir toliau į ateitį. Jeigu šiais metais tenai yra mažiau mokinių, tai nereiškia, kad dar kitais metais tų mokinių nepriaugs. Šitą apie faktus, faktų kol kas negaliu aš įvardinti, nes jokie faktai nėra įvykę. Kaip tai mes darysim, tai vėlgi galvosim visi kartu, spręsimės, taip priklausys ir nuo tarybos, kaip mums pavyks, reiškia, surasti tas lėšas, kurių mums trūks ir taip toliau. Čia apie faktus šiandien kalbėti yra anksto. Bet kad aš sieksiu ir aš prašysiu gerbiamųjų kolegų, kad tai nebūtų daroma, tai šitą tikrai aš prižadu. Ir aš manau, kad bus man pritarta, nes mes puikiai suvokiam, ką reiškia ypač kaime, kada yra šitokia neviltis tenai, nusigėrimas ir visi kiti dalykai, sumažinti tą mokyklą, ją visai uždaryti. Šito jokių būdų negalime daryti. Švietimo sistemos sąskaita pinigų taupyti negalime. Prašom. Mano klausimas, galbūt aišku, sunku žinoti, bet jis kaip menininkas, turėdamas intuiciją, kaip jis jaučia, ar turės palaikymą, ar jaučiasi turės autoritetą tarp švietimo įstaigų vadovų bei kultūros darbuotojų. Vienas klausimas, intuityviai sakysim. Ir kitas klausimas, koks sunkioje padėtyje esančio tauragės kurjero likimas tau išėjus į kitas pareigas ir ar tai netolygu neužauginto kūdikio nebaigto darbo palikimui likimo valiai. Ačiū, jeigu galima pradėsiu nuo antro klausimo. Iš tikrųjų, kurjeris eina 2,5 metų, nors seniai kažkas tai prognozavo, kad jisai turi subankrutuoti, buvo skleidžiama, kad po 0,5 metų, reiškia po metų, 2,5 metų šitas laikraštis eina. Iš tikrųjų, mano supratimu, šitas laikraštis eis ir toliau. Tai yra klausimas akcininkam, ką jie suras, reiškia, kitą žmogų ir kas redaktoriaus šitam laikraščiui. Aš nemanau, kad 2,5 metų reiškia, kad aš neužauginau to kūdikio. Man atrodo, jisai jau turi tikrai savo skaitytojus, jisai turi savo tradiciją ir tas kūdikis, nors ir kūdikis, bet jau jis yra ganėtinai stiprus ir jisai puikiai, kaip sakant, po tauragę vaikšto. Pirmykit pirmai klausimą. Dėl autoriteto tarp kultūros... Palaikymo. Kaip ten to autoriteto? Tikrai aš tų įstaigų vadovų nesu taip kiekvienu teiravasis, bet tikrai aš bendrauju su kai kuriais direktoriais ir man jie nėra jokio tokio blogo žodžio pasakę, kad tu esi neautoritetingas ar dar ką nors.
mano intuicija sako, kad taip maždaug per pusę gal vieni, kurie būtų, jeigu tai būtų galima paskirstyti, reiškia, kurie vieni palaikytų mano, kiti gal nepalaikytų, nors antra vertus aš nesu blogo praeitoj kadencijai ne vieniems, ne kitiems mokyklų, reiškia, vadovams nesu nieko blogo padaręs. Tame tarpe ir gerbiamai moksleivių kūrybos centro direktoriai buvusiai mano šefė Jolantai Kazlauskienei. Bent aš taip manau. Dar klausimų turim? Tai yra, matau tą mandatą pakeltą, dar įsidėmėjau pavardės. Nėra klausimų. Tai ačiū, pretendentai. Ačiū. Tai tikriausiai išvelgsim į visos frakcijos prašymą. Kiek jis pagėdavo kartą? 10 minučių. Tai kitus dalyvaujančius. Ir jeigu galima pastabą iš vietos, reiškia, frakcijų dar nėra, gerbiamas merė, neįvardykit to, ko nėra. Nėra dar frakcijų, bet aš tikiuosi jos bus, kad kiekvienos partijos garbės reikalas turėti savo frakciją. Gerai, bet tai avansu aš priimu šitą pastabą ir yra teisėta. Skelbiama 10 minučių pertrauka, aš kviečiu ir svečius ir kitus dalyvaujančius. Ne, tai po pertrauką. Aš noriu pritarti jūsų siūlomai kandidatūrai, kadangi likimas su Sigitu Kancevičiu suvedė gan senai. Turbūt prieš 10 gal daugiau metų, daugiau turbūt, mes susitikom su Sigitu. Tuo ir taip jau likimas mus suvedė, kad mes susitikom kaime. Sigito ir tame kaime, kur aš dirbau statybos inžinieriui. Man teko susipažinti su Sigito šeima. Tai nuostabi šeima. Ir ką aš galiu pasakyti apie Sigitą? Sigitas unikali asmenybė. Jis nebijo nei juodo darbo, nebijo nei kūrybinio darbo. Aš niekada neužmiršiu, kaip jis galbūt puolėsi nevilti, gan puikiai tvarkėsi, nebijodamas juodo darbo. Tai yra, turbūt žinot, buvo žąsų cepas toksai, net naktimis žmogus kulkiavo žąsis. Čia nenorėčiau, kad jūs šypsotumės. Tai dar parodo, kad žmogus žino, ką reiškia juoda duona, ką reiškia malonesnė duona, ar dar kažką. Taip pat buvo užduočių Sigitui ir iš statybininkui, kad įvertinu neblogai jo sugebėjimus. Buvo šiokios tokios užduotis duotos ir jis įvykdė neblogai. Nenorėčiau aš jo, Sigitai, tavęs vertinti kaip kultūros specialistą, kaip švietimo ar dar kažką, bet tik noriu truputėlį pareplikuoti vienu dėl to mano klausimo. Vis dėlto, kad šitos mokyklos mano minėtos gali pavirsti pagrindinė, kaltas ne finansavimas, ne pinigų trūkumas, o profiliuotas mokymas. Ta reikėjo vis dėlto žinoti. Čia tik pastaba, bet aš siūlau visiems tarybos nariams palaikyti Sigitą, nes aš manau, kad vis dėlto tik toks žmogus turi būti vicemeru, kuris supranta ne tik tai kultūros darbuotojus, švietimiečius, bet kuris supranta ir paprastus žmones. Ačiū. Nėra norinčių pasakyti. Tai prašau, prezidentė, atsakomoji kalba, tvirtinam biuletenį ir balsuojam. Aš labai dėkoju gerbiamam Sauliui Oželiui už šitos, iš tikrųjų, kad priminė man ir darbininkišką mano neilgą karjerą. Taip teko pasidarbuoti šiek tiek ir darbininkų, bet tai man nebuvo jau tada jokia naujiena, nes visos mano vasaros būdavo praleistos kolūkyje, tiek už traktoriaus vairo, tada buvo labai, reiškia, paaugliai labai įdomu tas dalykas. Aš žinau tas kaimų problemas ir gal kartais būna man kaip liberalui sako, kad tu čia turėtų būti visai neliberalas, reiškia, pagal savo
pagal tokį gyvenimą, kokį tu gyveni, o ko gero socialistas. Nes iš tikrųjų aš žinau tas kaimo problemas, man jos rūpinė mažiau negu kultūrinės problemos. Aš labai dėkoju tiek gerbiamam Sauliui, aš labai dėkoju tiek gerbėmiems kolegoms, kai jie daugiau neliko į tą tribūną, reiškia tylėjo, tai aš suprantu, kaip šitas tylėjimas reiškia sutikimą. Dėkui, jeigu jūs mane paremsite balsuodami. Aš manau, kad tikrai stengsiuosi neapvilti. Tikrai per tą kadenciją, per pirmąją kadenciją, pradėjęs turbūt nuo tos politinės abėcėlės, šitą jau supratau, šitą pramokau, toli gražu negaliu girtis, kad jau aš viską išmanau ir moku, bet man atrodo, dar tie 3 metai tikrai mane dar labiau subrandins. Ir tikrai, kaip gerbiama Jolanta Kazlauskienė, kas suabejojo, reiškia, ar ten mano autoritetą vertina ar nevertina. Aš manau, kad vertins didžioji dauguma, jeigu kas ir nevertina. Aš manau, kad vertins visi rajono geros valios gyventojai. Labai dėkui Jums. Tiek. Ačiū. Ačiū Jums. Teikiu rajono tarybai Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotojo 2000 balandžio 6 dienos rinkimų balsavimo biuletenis. Pavardė tai yra žymėjimo laukelis, pirmas Sigitas Kancevičius, pažymėti vieną kandidatą, už kurį balsuojate, ir žymėjimo pavyzdys. Tai būtų toks balsavimo biuletenio pavyzdys, kurį mes tarybos nariai turim patvirtinti. Ar yra pastabų dėl biuletenio? Nėra. Nėra. Siūlau patvirtinti balsavimą. Kas už tai, kad tokios formos balsavimo biuletenis būtų patvirtintas, prašau balsuoti. Ačiū. Prieš susilaikiusių nėra. Tai balsų skaičiavimo komisija, tikriausiai nedelsiant, jūs ir galėtume pradėti vykdyti balsavimo procedūrą. O ji būtų tokia pati. Jūs išeinat ir apsiforminat, kas ten pirmininkas ir taip toliau, ir pradedat kviesti tarybos narius. Tikriausiai nevarysim mes svečių dar sykį valandai laiko, kadangi tai kiek neturėtų užtrukti. Prašom balsų skaičiavimo komisiją imkitės pareigų, o mes laukiam jūsų pakvietimo balsuoti. Matau, berods visi susirinkę esam. Ar reikia tikrinti? Ne. Tikriausiai nereikia. Tai žodis suteikiamas rinkiminės komisijos pirmininkai. Tikėjausi pirmininkai, bet vėl tenka pirmininkai. Protokolas numeris 1. 2000 balandžio 6 diena. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2000 metų balandžio 6 dieną balsų skaičiavimo komisijos dėl rajono mero pavaduotojo išrinkimo. Į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti Albina Urbutienė, Regina Rimkienė, Pranas Petrošius, Arūnas Beišys ir Arūnas Gendrolis. Pareigomis pasiskirstė taip: pirmininkas Pranas Petrošius, sekretorė Albina Urbutienė, nariai Regina Rimkienė, Arūnas Beišys ir Arūnas Gendrolis. Pirmininko, sekretorės ir narių parašta yra. Prašome patvirtinti balsavimu šį protokolą. Prašom balsuoti. Kas už? Ačiū. Prieš susilaikiusi nėra. Vienas. Protokolas numeris 2. 2000 balandžio 6 diena. Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2000 metų balandžio 6 dieną balsų skaičiavimo komisijos dėl rajono mero pavaduotojo išrinkimų. Balsų skaičiavimo komisija: pirmininkas Pranas Petrošius, sekretorė Albina Urbutienė, nariai Regina Rimkienė, Arūnas Beišys, Arūnas Gendrolis. Pravedė Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotojo rinkimus. Kandidatais pasiūlytos šios kandidatūros: Sigitas Kancevičius. Balsavimui išduota 27 biuleteniai. Atidarus balsadėžę rasta 27 biuleteniai, negaliuojančių 1. Balsavimo rezultatai:
Sigitas Kancevičius 12 už. Tokiu būdu rajono mero pavaduotojų neišrinktas. Komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorės ir narių parašta yra. Tai gerbiami tarybos nariai, prašau patvirtinti balsų skaičiavimo komisijos protokolą. Kas už kelis mandatus? Ačiū. Prieš susilaikiusių nėra. Tai tuo eilinis tarybos posėdis yra baigtas. Primenu tik tai, kad rytoj kviečiu į mero kabinetą politinių partijų atstovus, įgaliotus arba pirmininkus 15 valandą. Ir baigdamas, aš kaip meras noriu padėkoti tikriausiai mūsų rinkiminės komisijos pirmininkei Lidijai Murauskienei, jos dar čia nėra salėje. Yra. Labai atsiprašau. Lidijai Murauskienei vis dėlto tai yra mūsų krikštamotė visų. Tai palinkėti jai ateityje sėkmės tiesioginiam darbe, sėkmės galbūt ir kitose rinkiminėse komisijose. Dėkui jai už vargą, o jums gražiausios naujos pratimų giesmės. Ir dar viena mintis. Gerbėmieji, visi čia atsirinkti, be abejo, aš norėčiau visus jūs čia esančius pakviesti simboliniai šampano tauriai, tačiau neturiu nei fizinių, nei kitokių galimybių tam. Todėl, kadangi rinko mane rajono tarybos nariai, aš nuoširdžiai kviečiu jūs visus, trumpai pauziai, pertraukėliai į mažąją savivaldybės salę. Visus 27. Tikiuosi sulaukti. Labą dieną. Tai gal tu ne tą įjungsi? Dar sykį labą dieną. Nėra mikrofonas. Nėra garsos. Truputį padidinti, kiek gali. Siūlau pradėti savivaldybės tarybos balandžio 10 dienos posėdį. Tam, kad posėdis vyktų sklandžiai, siūlau pirmiausia įsijungti balsų skaičiavimo komisiją, kadangi reikės apsispręsti ir dėl darbotvarkės ir kitas klausimas. Pagal susikloščiusią tradiciją balsų skaičiavimo komisija būtų sudaroma iš 3 narių. Reikia atskirai balsuoti dėl balsų skaičiavimo komisijos narių skaičių. Bendro sutarimų, nematau prieštaravimų. Jeigu norite, galima sutikrinti dar kvorumą, bet balsų skaičiavimo komisijos tikrinimas irgi yra gana sąlyginis. Šiai minutei pagal registraciją nedalyvauja tik tarybos nariai Kancevičius ir Oželis. Tai yra dalyvauja 35 tarybos nariai. Tai kvorumas yra. Todėl, jeigu dėl balsų skaičiavimo komisijos skaičiaus nėra, tai prašau tarybos narius siūlyti balsų skaičiavimo komisijos, kandidatus į balsų skaičiavimo komisiją. Prašau, Birutė Jokšienė. Balsų skaičiavimo komisijai siūlo Taurę Petrošių. 5. Prašom. Atsiprašau,
kartais aš pavardę paminiu, bet šiaip reikia prie mikrofono tarybos narė ir taip toliau. Tarybos narė Asta Pečinė, balsų skaičiavimo komisija siūlo Arnoldą Tvarką. Prašom. Tarybos narys Vincas Germantas, balsų skaičiavimo komisija siūlo. Ką tai? Prašom. Nėra pasiūlymų. Neprieštarauja, kad būtų balsų skaičiavimo pretendentų kandidatų iškėlimas nutrauktas. Nėra prieštaravimų. Kaip balsuosim? Ar balsuosim už kiekvieną atskirai, klausysim programą, atsakysim klausimus, ar už visus? Yra pasiūlymas už visus. Tai prašau pasiūlyti balsavimą. Kas už tai, kad tarybos posėdėje balsų skaičiavimo komisija būtų sudaryta iš Prano Petrošiaus, Arūno Gendroliaus ir Editos Vaitkutės. Prašau balsuoti. Ačiū. Prieš susilaikysiu nėra. Vienbalsiai. Prašau balsų skaičiavimo komisiją užimti garbingą jums specialiai paruoštą vietą. Pirmas klausimas dėl Rajono tarybos komiteto sudarimo ir komitetų pirmininkų išrinkimo. Pranešėjas Viktoras Kaušos. Gerbiami tarybos nariai, jeigu jūs man leisit eiti į tribūną, aš būsiu dėkingas. Tai sprendimo projektą jūs turit. Aš siūlau vadovaujantis savivaldos pagrindų įstatymu ir Tauragės tarybos statutu sudaryti 5 Tauragės rajono savivaldybės tarybos komitetas ir pavadinti juos taip: ekonomikos, finansų, švietimo ir kultūros, socialinių reikalų, kaimo reikalų. Ir antrų punktų išrinkti komiteto pirmininkus. Teigiu. Tai yra ekonomikos komiteto, galbūt galite susirašyti, kas nori šitam tuščiam langelį. Ekonomikos komiteto pirmininkų teikiu pirmininkų Donatą Simaitį, finansų Praną Petrošių, švietimo ir kultūros Edvardą Kochą. Girdžiu, jau kai kas žino iš anksto, tai yra vieša paslaptis. Socialinių reikalų Petrą Jokubauską. Kaimo reikalų Vincas Skirmantas. Ir trečias punktas - pavesti pirmininkams suformuoti komitetus, pateikti tvirtinti rajono savivaldybės tarybai. Tai yra personalinė sudėtis. Jeigu komentuojant šitą sprendimo projektą, galiu pasakyti, kad yra patikslinti galbūt truputį pavadinimai. Praėjusiai kadencijai buvo ekonomikos plėtros, finansų ir investicijų, tačiau, kai gyvenimas parodė, tai ne visiškai tinka ir tai yra praktiškai tas pats. Švietimo ir kultūros čia turime ir platesnę prasme, tai ir sportas, ir turizmas, ir kiti visi susiję su šitą sferą reikalai. Socialinių reikalų tai yra pašalpos, žmonių reikalai, socialinės gyvenimo sąlygos, būtų eilės ir panašiai. Na ir kaip mes jau diskutavom renkant merą, kad vis dėlto galbūt yra tikslingai skirti, pabandyti išskirti kaimo reikalų komitetą. Išskyrus kaimo reikalų komitetą, visi komitetai turi savo nuostatus, tačiau kitose rajono tarybos posėdžiuose bus tvirtinami ir atskirų visų
šitų komitetų taip pat nuostatai, pagal patikslintus ir kaimo naujus, pagal kuriuos jie veiks. Dėl antro punkto, kokie motyvai paskatino pasirinkti šias ar kitas kandidatūras. Manau, kad Donatas Simaitis, taip ir vadovaujantis viena iš svarbiausių energetikos įmonių ir šiaip dirbęs ir praėjusioje kadencijai yra pajėgus ir gali koordinuoti veiklą dirbant su ekonomikos bloku. Pranas Petrošius, verslininkas, praėjusioje kadencijoje jis atkakliai kovoja už taupų savivaldybės lėšų naudojimą. Visą laiką sakydavo, kad jeigu būtų jūsų nuosavos lėšos, tai galbūt jūs kitaip pasielgsit. Tai manom, kaip verslininkas, jis tinkamai sugebės įtakoti pagrindinį, tikriausiai vieną iš pagrindinių savivaldybės sferų, tai yra finansų sfera. Švietimo ir kultūros tikriausiai nereikia detaliau apibūdinti. Edvardas Kochas, kuris žino ir švietimo sistemą, jos funkcionavimą, tiek formą, tiek turiniu, tiek ir pinigais. Čia laukia dideli darbai ir, manau, yra derama kandidatūra. Socialinių reikalų Petras Jokubauskas ir ankstesnėse kadencijose jisai dirbo šituose komitetuose ir kaip meras, būdamas dabar eks-meras, šios klausimus išmano ir žino, kiek savivaldybei tenka spręsti socialinių reikalų. Na ir logiškai, kad kaimo reikalus savo politinę atsakomybę prisiima Valstiečių partijos pirmininkas Rimtas Skirmantas. Dėl trečiojo punkto nenorėčiau komentuoti. Jeigu man būtų kokių klausimus, malonumo atsakyčiau. Prašau klausti. Nėra klausimų. Kas nori pasisakyti? Nėra norinčių pasisakyti. Prašom. Prašom. Tarybos narys Davidas Zadelis. Norėčiau paprašyti pirmininkaujančio, kad už šitą sprendimą, už atskiras punktus balsuotume sveikai. Taip, dėl procedūrų tarsimės. Bendrai dėl sprendimo nėra norinčių pasisakyti. Taip, tai gerbiant tarybos nariai, tokiu būdu balsuosime papunkčiui arba papunkčiui ir personaliai, kur liečia asmenis. Tai, kiek supratau, pritartumėt balsuoti papunkčiui. Taip? Tai teikiu balsavimui pirmą punktą. Kas už tai, kad sudaryti Tauragės rajono savivaldybės tarybos komitetus ir pavadinti juos taip: ekonomikos, finansų, švietimo ir kultūros, socialinių reikalų ir kaimo reikalų. Prašau balsuoti. Ačiū. Prieš susilaikė vienbalsiai. Dėl antro klausimo. Ar pageidaujat balsuoti už kiekvieną personaliai, ar už visą klausimą, tai yra už 5 kandidatūras visumoje, dar ir pridėjau, čia tikriausiai. Personaliai. Taip? Ne prieš, bet balsuokite personaliai. Kas už tai, kad ekonomikos komiteto pirmininku būtų patvirtintas ar svarstysiu? Pasisakyti reikia. Pageidaujat svarstyti? Pasisakyti. Nu kaip? Ne, aš klausiu, pageidaujat, kad kiekvienas kandidatas pasisakytų. Taip, nu, niekas neaišku, kaip nuspręsit jūs. Jeigu pageidaujat, tai vat ir yra. Tai yra pageidavimas, kad kiekvienas pasisakytų. Prašau, prieš balsuojant už kiekvieną atskirai, prašau pasisakyti. Prašom, Donatai Simaitį. Ruošiasi Pranas Petrošius. Gerbiamas meras, svečiai, tarybos nariai. Mes vadovaujamės praeitus metus darbe savo patvirtintų kaimo tikslus, kur patvirtint buvo gegužės 14 dieną, postais. Ten buvo 9 punktai pagrindiniai nuostatai, į tais nuostatais bandom vadovauti ir savo darbę dirbti. Kokia bendra yra pas mūsų, jeigu
Puikiai žinom, nenorėsim Respublikos problemų, kokie yra sudėtinga jinai, čia ne ta tema yra. Galim pasakyti tiek, kad Tauragės rajono gyventojas, kurių išėjinis punktų yra 52 000 gyventojų, 32 000 yra darbo jėga, 23 000 žmonės yra. Gerbiamas Donatai, aš taip supratau iš pačio kalbos, reiškia, kad tikrai ieškosit kontaktų su visomis grupėmis ir struktūromis asocijuotomis turiminį. Tai noriu tik patvirtinimo, ar tikrai ekonomikos komitetas kreipsis į Verslininkų asociaciją pagalbos, informacijos ir bendro aptarimo plėtojant reiškia mūsų ekonominę įvairovę Tauragės rajone. Padėti, suprantama, savivaldybė nedaug ką gali padėti, bet kalbėti apie situaciją ir ieškoti bendrų sprendimų, tai turbūt būtina. Ačiū. 99 metų toj kartoj kadencija praktiškai kiek buvo kreiptasi bendrauta, vien klausimų nesusikyta. Jūs esate iš to Rotary klubo atstovas ir manau, kad kas su kuo, bet mes sutarsim. Prašau, Rotary klubas tai ne verslininkų. Nu gerai, vertinti situaciją. Rotary klubas yra prezidentas. Arba nelabai svarbu, kaip vadinti, svarbu, kad būtų idėja. Klausau. Prašau. Tarybos narys Darius Brazelis. Komiteto nuostatų antras punktas sako, kad komitetas nagrinės pateiktų įmonių tarifus ir apsvarstė teiks juos rajono tarybai. Jūs dirbate Tauragės šilumos tinklų direktoriumi. Kaip tai suderinsite? Savo pareigas ir komiteto pirmininko darbą? Taip ir suderinsim. Tad pas mus yra, norėčiau turbūt patikslinti, yra vienas dalykas, kad pagal dabartinės Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus paslaugų kainos, turiu omeny šilumai, vandeniui, transportui, yra tik teikiamas tarybos patvirtinimas kainų energetikos komisijoje. Priklauso nuo to, kaip mes pateiksime ir tai tvirtins komitetas, jeigu tai bus argumentuota, nematau jokios problemas, kad tas nėra prieštaravimo pagal mane. Yra problema tame, kad yra atsiduria, jeigu plačiau kalbėti, atsiduria savivaldybės įmonės, turiu omeny vandentiekiai, šilumos tinklai, komunalinis transportas, atsiduria tarp žirklių. Yra jos gana ekonominės žirklės, kurios yra gana sudingos. Tai yra, kad aš supratau, Donatai, kad jeigu bus šilumos tarifo tvirtinimas, tu kaip komiteto narys gali susilaikyti. Susilaikyti balsavimą. Ir visą procedūrą, taip? Nesvietim, bet dėl to, kad matau visų kainų, norėčiau pasakyti dar repliką. Nors esi mokėtojas už tą pačią šilumą. Aš manau, kai tvirtina vyriausybė atskiras kainas energetikai, telekomai, visi kitiem nėra galima su gyventojais, tai tvirtina išgavo mūsų kainų ir derinamas. Ačiū. Dar klausimų turiu. Yra. Be mandato, tai nesuprasi, kas klausia, ar vyriausybės atstovė, ar tarybos narė. Kai bus, atsiprašau. Tarybos narė Urbukienė. Jie yra patvirtinti komitetai ir dabar žiūrim nuostatus, taip? 5 straipsnis rašo, nagrinėti rajono administracinį teritorinį paskirstymą ir savo išlaidas teikti valdybai ir kitoms suinteresuotoms tarnyboms. Šiandien dienai yra 8 seniūnijos. Jūsų manymų, ar nereikia dar smulkinti seniūnijų skaičių ir didinti, ir kaip šiandien dienai, ir taip parodė susitikimai su gyventojas, kad šiandien dienai Gaurės seniūnijoje reiktų saldyti, aš turiu omeny Laukėsos gyvenvietę ir seniūnijos įkūrimą. Mes tą klausimą bandėm nagrinėti anksčiau ir buvom teikti dėl seniūnijų pertvarkymo. Seniūnai buvo pateikti pagal mūsų mintis prašymus administracinį paskirstimą, bet tai buvo susilaikyti todėl, kad atėjo gyventojų surašymas. Gyventojų surašymas ir jų perskirstimas. Tai iš dabar sustabdom tą prieštaravimą, kad mes seniūnai yra paruošę pasiūlymus visus, kaip ir perskirstyti. Tai reikėtų atgaivinti, bet mums tą sustabdė tą visą idėją, kad motyvai buvo apie gyventojų surašymą. Ir lyg tai tam, nežinau, ponas Petras Gubauskas
gali paliūti, lyg tai jo buvo iniciatyva policija sustabdyta. Tai klausimas. Ar gal atsirinku aš? Tarybos narys Mindaugas Macas. Jūs minėjote apie dalyvavimą regioninės plėtros programose. Gal jau galite vardinti, kokius jau turite pasiūlymus? Regioninės plėtros programose buvo vienintelis, kad pasiūlymas buvo, ką šiandien ir anksčiau, tačiau mūsų programų buvo, o dėl kitų superregionų programų neturėjimas pasiūlymų. Buvo pasiūlymas iš amatų rūmų, ten dėl turizmo, dėl viso kito, bet jis liko su Jurbarku tokiam diskusijų lygiai, todėl neturim nieko geresnio. Saulės programoje esame. Saulės programoje yra programa kitas, bet Saulės yra programa, buvo programa su Lenkais, su kitais, bet jos teoriniam lygiai, ne praktiniam lygiai. O kitų programų mes neturim. Ačiū, dar klausimų. Ačiū pretendentui. Jūs sakyti, yra norinčių? Nėra norinčių. Tai teikiu balsavimą. Kas už tai, kad ekonomikos komiteto pirmininkas būtų išrinktas Donatas Simaitis? Prašau balsuoti. Suskaičiau. Skelbiam perčiai skaičiai. Ačiū. Kas prieš susilaikė? 4. 5. 4 ar 5?